Sveikiname tapus drakoniukų šeimininkų. Šiame įraše mes jums padėsime susipažinti su paprasta instrukcija, kaip rūpintis ir auginti drakoniukus. Nors mes jums viską ir parodysime žingsnis po žingsnio, vis tiek rekomenduojame pasiskaityti instrukciją. Pirmiausia, nepamirškite užpildyti globos dokumentą. Taigi, kiaušinėliai yra šitoje pakuotėje. Šioje pakuotėje yra specialus mišinys su kiaušinėliais, kurie laukia, kol jūs juos atgaivinsite. Šis mišinys geriausiai veikia su 350–380 ml vandens. Labai svarbu, kad vanduo būtų pirktas iš parduotuvių buteliuose, ne mineralinis ar kiti gazuoti gėrimai. Pripildykite akvariumą, ištuštinam pakelį, kuriame yra kiaušinėlių mišinys. Pamaišykite švelniai, kad mineralai lengviau ištirptų. Pirmą savaitę drakoniukai yra labai jautrūs temperatūrai. Stenkitės, kad būtų tarp 17 ir 30 laipsnių. Pirmas 2 paras galite stebėti per padidinimo stiklą. Jeigu yra karšta vasara, patraukite drakoniukus nuo saulės, bet šviesioje vietoje. O jeigu šalta ir apsiniaukę, laikykite kuo arčiau lango. Atsiminkite, kuo daugiau šviesos, tuo daugiau kiaušinėlių įsiris. Jūsų drakoniukai iškart įsirita suliejus su vandeniu. Po 24 valandų jūs galite pamatyti mažus baltus judančius taškelius. Pasiėmę padidinimo stiklą, jūs galite pamatyti, kaip drakonėliai išsirita iš savo kiaušinių. Žinoma, jeigu jums pasiseks. O dabar priežiūra. Kitą dieną, kai pamatysite savo drakoniukus, pamaitinkite juos su specialiu tam skirtu šaukštu. Maitinimas priklausys nuo to, kiek drakoniukų įsirito. Jeigu jų yra apie 100, maitinkite kas 2–3 dienas. O jeigu jų matosi keli, maitinkite kas 3–4 dienas. Jeigu vanduo yra drumzlinas, tai reiškia, kad yra pakankamai maisto valgymui. O jeigu vanduo skaidrus, maisto nėra ir galite vėl juos pašerti. Atsiminkite, kad aeruoti reikia kasdien. Galite perpilinėti vandenį iš vieno indo į kitą ir atgal. Jūs taip pat galite naudoti pipetę. Įkišusi vandenį suspauskite ir atleiskite tik ištraukus, nes kitaip įtrauksite drakoniuką ir galimai sužeisite. Normalu, kad rasite nuosėdų ir jais nereikia atsikratyti. Bet jeigu jums trukdo ir jūs norite išvalyti, galite tai padaryti su pipete. Ir tada trūkstamą vandenį pakeisti nauju iš butelio. Nepamirškite, valant nuosėdas, jūs galimai valote ir naujagimius. Drakoniukai labai mėgsta šviesą. Kuo ryškesnė šviesa, tuo jie darosi aktyvesni. Tai vadinama teigiama fototaksi. Galite pamėginti su prožektoriu. Jie plauks link jūsų. Taigi padėkim jiems būti sveikiems, padedant juos kuo arčiau natūralios šviesos. Mėnesio laikotarpyje jie užaugs nuo kūdikėlių iki suaugusių. Stebėdami juos, mėginkite atpažinti, kur yra patinas, o kur patelė. Iškilus klausimams, pasiskaitykite instrukciją. Mylėkite savo drakoniukus ir jie augs sveiki ir dideli. Dėl papildomos informacijos sekite mus Instagrame ir Facebook'e. Sėkmės!